can see you're skeptical. You could have a little faith, it never killed nobody. What you waiting for? We're getting closer by the step, feels like it's just getting started. Sveiki visi, su jumis sveikinamės iš Žiežmarių karjero, kur šiandien startavo Hard Enduro trečiasis etapas. Jame dalyvauja 23 sportininkai, turim pro ir mėgėjų klases. Trasa tikrai unikali, kaip matote, dalyviai dirba iš peties. Turim hard elementų, turim greitesnių atkarpų. Na, o po Hard Enduro čempionato etapo startuos Moto5 komandinės varžybos. Turėsime net 5 valandų maratoną. Dalyviai važiuoja komandomis arba individualiai. Geras oras, tikrai gera trasa, unikali vieta. Džiaugiamės dėl dalyvių, tikimės visi startuos ir finišuos be traumų. Buvo daug sunkiau nei manyta. Pradžiai labai stipriai pervertinu savo jėgas. Pirmas 20 minučių labai stipriai bandžiau visus vytis. Labai pavargo rankos, labai darbinė trasa, nepratęs ant smėlio, bet šiaip užskaitau, trasa tikrai gera. Ačiū labai organizatoriam. Smagu, kad pirmas. Visą vasarą atostogavau, tinginiavau. Tai sunku iš tikrųjų buvo. Trasa irgi tokia. Labai darbinė, viskas liuks. You could have a little faith, it never killed